Sveiki, mielieji, su jumis Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Taigi dėkoju už jūsų laiškus, atsiliepimus, bendravimą, mūsų ryšį, kad mes vėl galime bendrauti ir aš grįžau į eterį, kadangi buvau labai stabdoma, kadangi turėjau perkrauti savo pasąmoninės programas, savo sistemas. Tiesiog buvo tokios techninės kliūtis, kad tiesiog negalėjau įdėti naujų įrašų, todėl kad reikėjo visą kas seną pašalinti iš savo kompiuterio ir atlaisvinti vietą. Taigi išgirskite, dėmesio. Jeigu norit, kad ateitų jūsų gyvenimą kažkas naujo, turite pašalinti tai, kas sena. Ištraukti, išimti visas pasąmoninės negatyvias programas ar atitarnavusias programas, nesvarbu, kokį sprendimą jūs prisimsite, ką jūs norit pašalinti, tačiau jeigu norit, kad ateitų kažkas naujo, reikia tiesiog prasitrinti savo atmintį. Taigi, mėlėjai, mes labai panašus į kompiuterius, mes esam programuojamos būtybės ir tiesiog reikia daryti sprendimus, jeigu norim, kad ateitų mūsų gyvenime kažkas naujo. Taigi, mėlėjai, skubu pranešti dar vieną naujieną, kad mūsų grupė, kuri buvo Ugnies dvynys, dabar keičia pavadinimą Kvantiniai santykiai, todėl, kad mes jau užaugome, todėl, kad Sielos dvyniai iš ties, ko gero, ir liks šita grupė Sielos dvynių, gal keis pavadinimą, tiesiog eigoje matysim, nes nėra nieko statiško, viskas juda, nieko nėra konstantos. Jeigu Žemės vibracijos buvo konstanta, tai šiandien jos labai pasikeitė ir labai kyla, ir ypač Lietuvoje. Žemės dažnis jau pasiekė ir 60, tai rodo, kad mūsų sąmoningumo lygis labai išaugo ir Lietuva iš tikrųjų labai kosminių greičių šovė į aukštį. Ir Sielos dvynių aktyvacija irgi prie to prisidėjo. Ir žinot, šiandien ryte gėriau kavą ir kaip visuomet bendrauju su upe, bendrauju su stichijomis, bendrauju su Dievu, darau dėkojimo praktikas ir žinot, dėkoju už jūs, dėkoju už mūsų kanalą, už mūsų ryšį, už mūsų telepatinį ryšį, kuris materializuojasi. Ir žinot, be galo daug, dabar yra spalio mėnuo ir be galo daug gulbių. Gulbės visada simbolizuoja meilės ryšį. Ir žinot, kai pradėjau žiūrėti, iškart pradeda eiti informacija, įsijungia informacija. Tai vat, mėlėjai, pas mus dabar labai aktyvuojamas telepatinis ryšys, kad mes bendrautumėm tarpusavį, kad mes jaustumėm lauką, kas vyksta visatoje. Ar ne? Ir šiandien turbūt pagrindinė tema, apie ką mes kalbėsime, tai yra, kad paleistas šitas super ryšys, patys žinot koksai, yra raktiniai žodžiai, kur iškart filtruoja ir iš karto, tai kai kurių žodžių tiesiog vengsiu ir tiesiog pakeisiu juos kitais. Tai va, tai žodžiu yra filtras ir jisai viską filtruoja ir paskui, žinot, dėl to, kad aš bijočiau, bet dėl to. Atsikoduokit informaciją, ką norėjau pasakyti. Ir noriu pasakyti tokį dalyką, grįžti prie mūsų mylimų gulbių. Ar ne? Čia toks, kaip daryti kvantinį šuolį, ar ne? Tave užneša, užsuka į kažkokias mintis negatyves, kas bus, kaip bus, čia tai bus blogai, čia tai bus blogai, ar ne? Ir mums atakuoja. Čia, kitaip tariant, mus bando papirkti, įsiūlyti savo prekę, ar ne? Kad va čia kaip bus, čia žiūrėk, čia va tai va čia galima to ryšių, čia sustabdyti širdį, čia galima paveikti, čia galima nužudyti. Taip, visą tai galima padaryti. Ir nereik to neigti. Taip, visa tai yra mano brangieji. Bet dar geresnių turiu žinių, kad yra gulbės. Vat kas yra kvantinis šuolis. Yra gulbės, kurias aš matau. Yra baisus dalykai, ar ne? Dėmesio, pabuskit iš miego. Yra baisus dalykai, kurie šnekami, rodomi mums. Ar ne? Ir yra gulbės. Kas turi ausis, te klauso. Yra gulbės, kurias neša labai aukštus dažnius. Kodėl gulbės? Kodėl apie gulbės prabilau? Gulbės visada simbolizuoja, ne tai, kad simbolizuoja, jos tiesiog, mes galim pasakyti, kad mums tik simbolizuoja, bet kažkam nesimbolizuoja. Kas turi ryšį su visata, su gamta, su gyvūnais,
žiūrėsit į gulbes ir jūs atsikoduosit meilės kalbą, meilės vibracijas, meilės dažnius, pačius aukščiausius dažnius, kokius įmanoma transliuoti šitoj žemėj, ištikimybės dažnius. Tiesiog ryšio dažnius, ar ne? Vat gulbė, kodėl jinai simbolizuoja šituos meilės ryšius. Už tai, kad ištikimiausi gyvūnai, ar ne? Taip pat, aišku, yra daugiau ištikimų gyvūnų. Aš nekalbėsiu apie delfinus, nors yra delfinų, labai myliu delfinus ir iš tikrųjų tiesiog lydausi pagalvojus apie juos ir jie iš tikrųjų labai turi ryšį su mumis ir jie jaučia. Ir kai mes žiūrėjom delfinus, buvom išplaukę į Atlanto vandenyną, susitikti su jais, aišku, ten visa šeima, jie gyvena šeimomis, labai draugiški, jie turi savo sistemą, savo tradicijas, savo emocijas, jie tiesiog yra kitokia civilizacija, kaip mes žmonės, ar ne, gyvenam tokį gyvenimą, jie gyvena po vandeniu, lygiai taip pat jie turi senelius, jie turi vaikus beje labai retai gimdo ir susilaukia ir mes juos turim saugoti. Ir žinot, čia pasakysiu tokį labai nemalonų dalyką, kad eidami akvariumus šituos mes palaikome šitą veiklą. Jeigu mes visi sustartumėm ir neitumėm, nebūtų tie delfinai, mažiukai delfinukai gaudomi ir uždaromi į delfinariumus. Išties delfinai gyvena ilgai, delfinariumuose jie gyvena ženkliai trumpiau, tai yra tiesiog įkalinti vaikučiai. Ir kurie užauga, taip jie prisitaiko, taip išdresuojami, taip zoologijos soduose prisitaiko gyvūnai, bet tai yra kalėjimas. Tai va, nenoriu šnekėti kažko negatyvaus ir dabar užduoti natą negatyvę, grįžtam prie gulbių, prie meilės energijų, ar ne, darom kvantinį šuolį. Tai va, tai žiūrėkit, dabar gulbės, kokią informaciją aš gavau, labai įdomią informaciją pradėjo tekėti. Pabandysiu dabar tiesiog suvesti vieną, nežinot, kai tokiais paketais nukrenta, ar ne, mums duoda tokiais paketais informaciją, nuleidžia, ne, tai va, visi telepatai, visi iškeregiai, turbūt jums lygiai taip pat, jūs mokėkit pagauti, išsipakuoti šitą informaciją, nes jų jinai dažniau kris. Beje, startavo Iškeregio akademija ir mūsų iškeregiai, kurie praėjo kursą kvantiniai santykiai. Kodėl aš kviečiu tuos žmonės? Todėl, kad tiesiog jie nusiėmė šalmus, jie pradirbę savo negatyvias programas, jau gali studijuoti, atlikti praktiką, praktiškai jeigu praėję, jeigu jau išsivalę, nes mes visą laiką testuojamės, nes apkipti visada galim šitais visais purviukais ir purvais, ir šarvais, ir šalmais, ir ausinėmis, ir akiniais, ir galogramomis, ir žodžiu visų kuo. Tai va, tai mes ką mokomės, tai yra mokykla praktika, išeiti į šitą lygmenį, kur mes galime aiškiai matyti, aiškiai girdėti, aiškiai žinystė, aiškiai regystė, aiškiai jautystė ir aktyvacija. Mes kiekvienas savyje turim dovaną, tik tiek, kad jinai gali būti neaktyvuota. Tai va, tai dabar labai kosminių greičių suku ratą, tokia spirale, tiesiog pabandysiu apsukti ir viską sujungti vieną, šitą informaciją, kurią gavau. Tai va, tai žodžiu, kviečiu Iškeregio akademiją, labai laukiami, kas turit problemų, galim bus išspręsti jūsų problemą, kas norite studijuoti, taip pat rašykite asmeniškai, kalbėsim, tarsimės, pradirbinėsim, nusiimsim visą šitą turtą 3D matricą, ne, ir išeisim į Iškeregio iškežinių lygmenį ir tenais galėsime dirbti. Tai va, labai daug buvo užklausų, labai daug prašymų ir dabar jų labai daug yra, net nepaskelbus dar šitos akademijos veiklos. Tai va, tai atidarytas naujas kanalas Iškeregio akademija, ten dar medžiagos mažai dėta, nes ta medžiaga labai turi būti apdorota ekologiškai, nes yra labai žmonių stiprus atsiskleidimai. Ir labai daug medžiagos, nes mes pradžioje dirbom ir po porą valandų, tačiau tokio ilgo įrašo negalima dėti, tiesiog reikia sutrumpinti, tai tiesiog vien apdorojamas darbas, kuris turi būti padarytas po įrašo, tai irgi reikalauja labai daug laiko resurso. Tai gali būti netgi visos dienos, ar ne? Tai va, tai žodžiu, dabar taip, noriu pasakyti, dirba daug žmonių, komanda.
Ir vien dirbant reikia susistyguoti, todėl reikia labai daug praktikos, kad susigroti, ar ne? Tai va, tai čia yra praktika, čia dirba studentai. Ir dabar dėl kainų, tai yra žmonės, kurie tiesiog tikrai ir sielos dvyniai, ir yra tiesiog juodoji nakty, ta vadinama juodoji tamsioji naktis, ar ne? Žmonės guli, parguldyti, negali atsikelti, todėl kad jie tiesiog pagrobtas arba jų kūno dalis, arba ten visokie kiti dalykai, ar lėkštės, ar ateiviai, ir čia visai nejuokinga, ar ne? Tai va, nekalbėsiu čia šitų visų negatyvių dalykų, kas vyksta su žmonėmis. Aš niekada nebūčiau pagalvojus to, bet visa tai iškyla per praktiką, ar ne? Kreipiasi žmonės pagalbos. Tai va, tai dabar noriu pasakyti, kad yra galimybė, kad jūs arba visa kaina yra didelė, nes dirba visgi 3 žmonės, jeigu mokytojai, jeigu dirba mokiniai, galima už pusę kainos ir galima, kur visiškai pradžia praktikos, galima papulti ir visiškai nemokamai, bet nemokamų labai didelė eilė, tai turėsite laukti. Tai va, tai toks truputėlį anonsas, kas vyksta ir kokia sistema yra sukurta, bet nenusiminkite, rašykitės į eilę tikrai, jeigu jums bus lemta, kad jum reikalinga, aukštesnės jėgos tikrai taip suorganizuos, kad jūs būtent ir papulsite, ar ne. Tai tikrai labai kviečiu drąsiai rašyti, nebijoti ir kreiptis. Gerai, darom kvantinį šuolį į gulbes, ar ne? Aš jūs vis mokinu, kokia tavo dabar temperatūra, kokia tavo emocija. Labai tokia bloga, liūdna, nes debesis ir lietus už lango, ar ne? Tai viskas, tavo širdį šviesa. Aktyvuok šviesą, tiesiog dabar su skaičiumi 3, 1, 2, 3, darai kvantinį šuolį į visiškai kitą išmatavimą. Gulbės, meilė, šviesa, gražus prisiminimai, paplūdimys, saulė. Mes jungiamės kartu į šviesą, į sakralinę geometriją ir ten tu visada gali pasipildyti šviesą. Taigi, jeigu tau nepavyksta asmeniškai, kreipkis, yra grupė Telegram kanale Šviesos nešėjas, kur mes turime meditacijas ir jos yra kol kas nemokamos, šiaip jos yra nemokamos, bet ateityje tikrai galima bus ir tiesiog už donation, ar ne. Čia mes sprendžiam kiekvienas. Yra taip, kad nei pas angelus nėra pinigų, ar ne, bet jie iš savo širdies gausos, jie nori dalintis, nes jie jaučia malonumą pagalboje, ar ne, jie jaučia malonumą dalindamiesi, mylėdami ir skleisdami šitą šviesą, ar ne. Čia aišku, mes savo žemėje irgi su tą pagalbą turim jaust labai ribas, nes mes kitą kartą savo pagalbą uždaužome žmonės. Ar ne, ir aš lygiai taip pat su savo terapija jau dabar tiesiog turiu labai budėti, kad atvažiuoja draugė aplankyti manęs ir aš, jeigu jinai man kažką pasakoja, aš nepradėčiau jos terapinti, ar ne, tai čia vat irgi labai reikia jausti ribą ir jausti, kada žmogus tavęs prašo pagalbos ir kol jis neprašo, negelbėti žmogaus. Jisai tą situaciją, jo siela užsiprašus galbūt pereiti, patirti, ir patirti, lygiai taip pat kaip tas 3 metų vaikas, jis lėtai rišasi batą, mums norisi greičiau užrišti, bet tai yra patirtis, tai yra jo pamokos, jo mokymosi procesas. Ir žinot, ir 12 metų vaikai, kurie nemoka tų batų užsirišti, tai spręskit patys, kaip mes savo pagalbą galime tiesiog sužlugdyti tą žmogų, tą vaiką arba tą besimokantį tavo brolį, sesę, draugę, arba kitą artimą žmogų. Taigi palikim užsirišti batus patiems žmonėms, palikim patirti patiems žmonėms šitą gyvenimą, šito gyvenimo matricą ir nesvarbu, kad mes aiškiaregi ir viską matom ir viską žinom. Turėk savo aiškiaregystę, aiškiažinystę ir savo gyvenime naudok ir auk, nes jeigu tu dirbsi horizontaliai, tu neišauksi į vertikalę, ar ne? Ir mes labai daug energijos čia išvaistom, neva gelbėdami žmonės, bet iš tikrųjų mes turim patys gelbėtis ir knistis kaip kurmiukai per šitą matricą, per šitus išmatavimus į savo namus, savo šitų kūnų, rasti kelią pas Dievą, ar ne? Rasti kelią pas savo tėvą, rasti kelią pas Kūrėją.
Kitaip tariant, aktyvuoti savo galias ir susijungti, ar ne? Ir dabar čia vėl vaikšto tokie, oi, čia per tuos visus ryšius ir tas bangas, čia mūsų siela negali susijungti. Čia yra taip, kad jeigu tu galvosi, kad tavo siela negali susijungti su tavo kūrėju, su tavo dievu, su tavo namais, ar ne, tai taip ir bus. Reiškia, tu pats savo pagalius kaišiosi ratus. Jeigu tu darysi kvantinį šuolį, aš galiu, aš susijungsiu, aš aktyvuoju, aš leidžiu savo, taip ir bus. Dabar žiūrėkit, mes turim pirmadienį mano kristalo aktyvaciją. Nebuvau niekad kristalų ten žinovė ar tokia tenai ekspertė, ne? Kaip sielos dvynių, tai jau, kaip pasakiau, ekspertė, tai čia tokį sujudimą, tokį alasą sukėlė, kaip čia dabar ekspertė, drįso pasivadinti ekspertė. Ne, tiesiog aš perėjau tuos etapus, tiesiog 3D matricos labai daug metų gilinausi į santykius, rašiau daug mokslinių darbų, ne tik, kad ten tik domėjausi, bet tai yra moksliškai apginti darbai, kam labai įdomu mokslas, ne? Tiesiog tai yra mano pašaukimas, mano misija. Aš dabar jau matau, tai yra misijų misija ir aš perėjau ir tiesiog pasivadinau ekspertė, bet atsitiko taip, kad mano dukra aktyvuota, dvynė, linkėjimai tau, mano mylima dukrytė. Jeigu klausaisi šito įrašo, nes greičiausiai klausysiesi, toksai buvo planas. Tiesiog man parodė traukinį, kai buvo neaktyvuota. Dabar su savo sielos dvyniu yra Kalifornijoje išskridus. Tai žodžiu, energijos labai stiprios sprogdina, bet jie neturi kur dėtis, ar ne? Tai žodžiu, labai labai smagu, labai smagi patirtis. Ir ką man parodė, kad aš turiu dirbti, aš turiu padėti. Čia yra mano misija, aišku, kas prašo, kas pasijungia, tam ir padedu, kas neprašo, neieško, tikrai per prievartą niekam nieko nekišu. Jeigu atėjote į šitą kanalą, reiškia jums aktualu, nes iš esmės sielos dvynių kelionė tai yra kelionė, transformacijų kelionė, labai staigus sprogimas ir tave išneša, šitą energiją išneša į tavo sielos namus, ne? Tu pamatai tą demo versiją, tu susijungi su ta versija, kuri įmanoma šito žemėje. Ir kas esat aktyvacijoje, jūs suprantat, ką aš kalbu, tai yra tokia dangaus būsena, kad šito žemėje tiesiog neįmanoma įsivaizduoti. Ir dabar, kiek dirbu, tai yra klasika. Jau aš atpažįstu, man pradeda šnekėt, pasakot savo punkteliais dėstyt, kad vyksta, tai yra klasika visų sielos dvynių. Yra šitie laipteliai, ką išgyvena sielos dvyniai, ar ne? Šitą aktyvaciją ir po to kelionė savyje, kelionė į save, susitikimus su savo siela ir aktyvacija šito žemėje. Dabar kas vyksta toks etapas, tie, kurie važiuoja pirmais vagonais, kaip aš pamačiau regėjimą, tokį vaizdelį, ar ne? Pirmais vagonais kažkur tai važiuoju aš, ten važiuoja pirmoji, antroji, trečioji, žodžiu, visas traukinys šitos laidos, ar ne? Ir mes kiekvienas turim savo užduotis. Tam tikrų metų įlipa vis žmonės į tam tikrą stotelį, į tam tikrą lygmenį, bet visi važiuoja labai dideliu greičiu, kosminiu greičiu, važiuoja per šitas transformacijas, ar ne? Praktiškai šita kelionė yra, šita programa transformacijų yra visiškai beveik identiška, ką aukštesnės jėgos dirba su mumis. Ten labai įsijungia angelai, mokytojai, visa dangaus taryba, visa komanda, anapustinės jėgos, tikrai laukia. Taip pat jėgos ir žemosios ir aukštosios, žodžiu, viskas labai įsijungia. Mes pasidarom daugiadimensinį, ne? Mes iššokam į daugiadimensinį savo sąmonę, ne? Ta prasme, kad sąmonė mūsų buvo labai apribota, šita fizika, šita žemė, čia kas vyksta, ką aš matau, tas ir yra, o viso kito nėra, ar ne? Tai aktyvuoti žmonės aiškiai pamato, ar ne, kad yra siela, kaip toksai juokingas yra dalykas, kad žmonės neigia sielą, bet kas sielos skausmas, jie labai gerai žino, ar ne, jaučia. Tai nieks čia nenuneigs, kad yra sielos skausmas, ar ne, tai kaip gali skaudėti to, ko tu neturi. Tai tiesiog, yra absurdas toks, tai neigimas. Tai žodžiu, tokie dalykai ir tampa mes daugiadimensiniai ir ta siela, kai ji labai ją skauda, jinai tiesiog rėkia.
man skauda, tada žmogus atsigręžia, ką čia man skauda, kai jis negali dirbti, jis parguldytas, tai žiūri, kur čia man taip skauda, jisai guli, jis tada pradeda matyti, kalbėtis su tuo, kas skauda, su ta siela savo, tu siela, tu čia pasirodo esi, tai kad tu čia gyva pasirodo, tai, o tu čia turi ryšį su aukštesnėm jėgom, tikrai, tai kas čia tu tokia? Suprantat, pradeda kristi mūsų kaukės, va šitas visas balastas šitos 3D matricos, tai nėra blogai, šita 3D matrica nėra blogai, mes nesuprasim, kad blogai, mes ir atėjom patirt va šito blogio, to dualizmo, gėrio blogio, ar ne? Tai yra patirtis, mes dėkokim už visą tai, dėkokim, bet mes išmokim šokinėti. Jaučiam minusą, mes mokam persijungti pliusą. Čia vat visą šitą įrašą aš čia praktiškai tą ir dariau. Sakysiu, oi, linkit, aš čia mintį šokinėjai, čia nuo negatyvo prie gulbio, ar ne? Tai va, mėlėjai, tai aš čia tiesiog vat pademonstravau, parodžiau, kaip praktikoje tą daryti. Kad tiesiog šokti iš to negatyvo į pozityvą. Tai va, mėlėjai, tai pamačiau tą traukinį. Aišku, pamačiau mano dukrą paskutiniam traukinį važiuojančią, vagone ir visą laimingą ir man mojuojančią. Tai va, tai žodžiu supratau, kad tiesiog irgi labai orientyrai daug labai man iškėlė, ką kelia mano dukra, kad mes dalyvausim vienoj bendroj misijoje ir vienoj sistemoje, tai aš jau tą senai žinojau, tiesiog labai ilgai laukiu ir niekaip nesupratau, kaip vat, mes sielomis susikalbam. Ir labai mes artimos, ar ne, bet vat šitoj 3D matricoj toksai būdavo sudėtingumai, ar ne. Tai va, tai žodžiu, labai džiugios žinios, kad paskutiniam traukinį važiuoja taip pat sielos dvyniai arba kvantiniai mokytojai. Tiesiog, nežinau, pakeičiau grupės pavadinimą, todėl, kad iš tikrųjų kvantiniai santykiai apima labai platų spektrą. Kad mes išėjom į kitą lygmenį, į kvantinį lauką. Dabar manęs daug kas klausia, kas yra tas kvantinis laukas, kas tie kvantiniai santykiai, čia tokių visokių pavadinimų išsigalvoji. Dabar žiūrėkit. Mes galvodom, kad mes galim kažką paveikti darydami fizikoje, ar ne? Noriu valgyti, nueinu pasidarau pietus, noriu turėti pinigų, einu į darbą. Kvantinis laukas yra, kad mes kuriame savo mintimis, mes kuriame savo emocijomis, mes valdome kvantinę realybę. Ta kvantinė realybė, kur dėmesys ten energija, suprantat, čia yra kvantinė fizika, šitą jau žinot. Tai kvantinė fizika senai nagrinėja daleles ir kad dalelės fizikinės, mažiausios fizikinės dalelės reaguoja mūsų dėmesį. Ką rodo? Kad mintis turi energiją, mintis turi galią. Tai yra įrodyta kvantinės fizikos. Čia ne šiaip, kad paėmė kažkas pasakė, mes mintimis, tai čia yra grina tiesa, bet yra moksliškai įrodyta. Mes mintimis kūrėme gėrį, mes mintimis kūrėme blogį, mes mintimis reguliuojame savo organų darbą, mes mintimis reguliuojame santykius, mes mintimis kūrėme savo fizinę realybę. Suprantat, tai dabar priėjome prie to, kad mes jau galime valdyti ir mums šitos kvantinės technologijos, mentalinės technologijos, ar ne, atsiskleidžia. Ir tokie žmonės kaip aš tiesiog išpakuoja kažkokį paketą, kuris nukrenta iš dangaus ir tiesiog parodo. Aš nevadinu savęs kažkokiu čeneleriu ar čia kažkokiu tai laidininku. Tai yra visiškai natūralūs procesai. Nesuprantat, žmonės labai mėgsta mistifikuoti. Demonai, mistika. Kokia mistika? Tai yra paprasti dalykai. Kaip aš sakau, nuo Jėzaus laikų nieks nešaukė nei demonų, nei kunigaikštysčių, nei valdžių, nei blogio. Jisai visada buvo, jisai visą laiką vyksta. Tiesiog reikia išmokti bendradarbiauti, draugauti arba tiesiog valdyti. Kad ne tave valdo, demonas, aš po kaldra slėpiuos arba bėgu pas mamą į sijoną įsikniaubiu, ar ne? Užaukim. Vat kaip mes per kvantinius santykius dirbam, pas visus mus, aš pati tą praėjau, ar ne? Kad pas mus gyvena mažas vaikas užstrigęs ir mes va šitų dalykų bijom. Baikit bairius, mes kūrėjai, ne, mes Dievo dalys, Dievo dukros, Dievo sūnus.
Viskas, mes išeinam iš tą kvantinį lauką, mes dirbam kvantiniam lauke, mes dirbam kvantiniuose santykiuose, ar ne, kvantiniai santykiai. Dabar irgi, žinot, pasižiūriu, žmonės parašo, ne, kažkokią informaciją. Miega, kiti miega. Nu, gerai, miegam, bet traukinys važiuoja. Brangieji, traukinys važiuoja. Ir suprantat, va dabar, kodėl aš kviečiu šviesos nešėjas į šitą meditaciją. Tai tikrai mano laisvas laikas, kada aš jį dovanoju, bet aš jaučiu labai stiprų impulsą, aš jaučiu labai įsijungusias jėgas. Tai va, beje, kas mane paskatino. Skaitykit ženklus, kur jūs veda. Šiandien radau, kaip čia ir pradžioje minėjau, kristalai, nei aš ten apie juos žinau. Taip, aš deimantus labai mėgstu, ne deimantus aš mėgstu, o briliantus, ar ne? Tai va, tai noriu pasakyti, kad deimantai ir briliantai, kuo skiriasi. Va, tai čia parašykit komentaruose, kaip jūs žinot, kuo skiriasi deimantai ir briliantai. Tai va, noriu pasakyti, kad tiesiog šitą informaciją jau man tukseno, daryk meditaciją, kad aš sakau, nu nieko nežinau apie tai, aš nesu kažkokia kristalų žinovė. Tai va, atsirado žmonės, kurie aktyvavosi pas juos kristalai. Per meditaciją praeitą irgi iškilo vat, merginom, mergaitėm irgi kristalo aktyvacija, ar ne? Aš šiandien einu ir buvo, nu, žinot, paleidžiu robotuką ir jisai valo grindis. Ir paskui, nu, galvoju, išvalytos grindis, viską guli kristaliukas. Nu, toksai, žinot, kur prisiuva prie drabužių. Nu, gali galvot, kad čia atsitiktinumas. Bet nėra atsitiktinumų. Yra ženklai, rodo, kur tave veda aukštesnės jėgos. Tai va, išvalytos grindys. Nu, kaip jis nukrito? Nu, gal jisai kažkaip ten, galim sakyti, atsitiktinumas iškrito iš to robotuko apačios, iš ratuko, nu, nežinau. Dabar einu virtuviai, užlipu ant kažko užlipu, minkštos tapkytės, pajaučiu, kad tenai pakeliu apvalus kristaliukas, ar ne? Irgi kaip karoliukas, bet jis visas blizgantis žydras. Tas buvo baltas, tai žydras. Dabar lipu pareguliuoti boilerį, tenais randu toksai iš senų laikų ir toksai tas vadinamas, nu, kur į marškinius įsisega, toksai kulionikas, bet jis toks masyvus, tas kulionikas, nežinau pavadinimo lietuviškai, ar čia lietuviškas, žodžiu, jis visas raudonais tais nu, stikliniais tokiais apdėtas, toksai žiūriu aš jį ir jis man pradeda kalbėti. Ten tiek tų stikliukų, tų kristaliukų, jis man pradeda kalbėti. Man niekada nekalbėdavo, nei tie, nu gal aš dėmesio net kreipdavo, ar ne? Ir dabar, kai mano dėmesį vat atkreipė, aš dėmesį nukreipiau, man pradėjo jie kalbėti ir man pradėjo rodyti. Tai va, ką aš vedu, kad kam rezonuoja šitą informaciją, kam kelia širdį va šitą aktyvaciją, ateikit į šitą meditaciją, kristalo aktyvaciją. Tai yra nemokama meditacija, tiesiog, kad mes aktyvuotumėm šitą šviesą ir ta šviesa sklistų į mūsų sakralinę geometriją, į šitą mūsų tinklelį. Yra grupė Valom dangų Facebooko, dabar ten narių net nebepriima. Už tai, kad labai daug. Ir kai daug, žinot, yra sunku suvaldyti informaciją, nes reikia dirbti darbus, tai va, noriu tik pasakyti, kad mes valom dangų. Kada yra debesis, kada niūru, kada vėjas, kada tai yra mūsų krenta vibracijos. Kai mes mintimis valome save, kada mes mintimis dangus valosi, viskas vyksta ir materijai. Jeigu mes norim matyti saulę, mes tiesiog dirbam irgi fizikoje, bet dirbam mentaliniam lygmenyje, ar ne? Dabar su ta kristalo aktyvacija, dabar surišiu viską į vieną mazgą. Reiškia, vyksta taip, kad mes aktyvuosim kristalus, kurie yra žemėje, tam, kad aktyvuotųsi mūsų galia. Kad mes tiesiog, kaip žinot, tas vat, saulė šviečia ir ten vat, tie deimantai, tie briliantai pradeda blizgėti, ar ne? Kaip tie kristaliukai pradeda blizgėti ir skleisti šviesą į visas pusės. Toksai, nu, daugiadimensinė šviesa sklinda. Mes esam taip pat tie kristalai. Ir kodėl va, tas valymas įvyko? Todėl, kad tas valymas vyksta, mes nusimtumėm tą purvą, ne? Nu, dabar pasakysiu, deimantas nuo brilianto, ko skiriasi.
Pats deimantas, jisai žemėje, tu jo net pažinti net nelabai galėtum, jeigu ten būtum ieškotojas, turėtum labai akį ir įgusti. Ten tas deimantas panašus į tokią kaip razinką, jis neapdirbtas, kaip gintaras, irgi vat, neapdirbtas gintaras, jisai tarp akmenukų tu ten sunku net surasti, ar ne? Tai mes visi lygiai taip pat esame kaip tie neapdirbti. Kas atsitinka po aktyvacijos, po šitų transformacijų? Mūsų gludina, gludina, nuima sluoksnius, mūsų briaunas išvalo ir mes tampam kristalais. Eina šiurpas siaubas, kaip eina šiurpas, nesiaubas, o džiaugsmas. Tai va, tai noriu pasakyti, aukštesnės jėgos mūsų gludina kaip tą deimantą ir tampam briliantų. Tai va, deimantas nuo brilianto skiriasi tuo, kad briliantas, jisai yra nugludintas, jisai turi mažiausiai 57 briaunas, 57-58 briaunas, tada jis tampa briliantų. Tai įsivaizduokit, kiek tenais yra šlifuojama, gludinama ir atšlifuojama taip, kad jisai atspindi šviesą ir ten gaunasi ta vat, sakralinė geometrija, ar ne tenai. Tai mes esam tie kristalai. Tai va šitus kristalus mes, tie, kurie jau jaučiat, kad įsivalėt, prasivalėt, galit praleisti per save šviesą, tai va mes jungsimės į šitą sakralinę geometriją, kad atspindėtumėm šitą šviesą. Kai kuriems yra sunku atlaikyti, ar ne? Tai va, tai žodžiu, taip, mūsų tą šlifavimą, kad aukštesnės jėgos mus šlifuoja, mokytojai šlifuoja, kad mes šitoj žemėje pradėtumėm šviesti, mes turim būti nušlifuoti. Suprantat, ir mus veda. Tai va, tai tie, kurie jau pirmiau nušlifuoti, kaip aš sakiau, su tuo traukiniu važiuoja, ne dėl to, kad aš čia pasigirčiau, mes visi važiuojam vienam traukinį. Tiesiog vieni pirmose vagonuose, kiti paskutiniuose, ar ne? Tie, kurie paskutiniuose, tiems yra labai žiauriai sunku ir sunkiau. Todėl, kad tai yra kosminiu greičiu. Jeigu aš jau transformacijas, va, tas va, tokias skausmingas 5 metus, ar ne, tai dabar, va, tie paskutiniai vagonai, aš kaip pasižiūriu, ten per vieną dieną pradirbama po 10-20 programų. Pasąmoninių, jūs suprantat, tai koks yra deginimas, tai gali kūnas net laikyti. Tai tie, kas, va, kam rezonuoja, kas išgirdo šitą informaciją, noriu pasakyti, kad būkit stiprus, kreipkitės pagalbos, šaukit, sakykit, yra SOS pagalba, per vieną sesiją nuimamas skausmas, galima atkabinti. Tai va, tai žodžiu, nebijokit, netylėkit, kam yra sunku finansiškai, tikrai yra komanda žmonių, kurie praėję, kuriems kažkas padėjo ir jie pasiruošę padėti. Tik tai sakykit, netylėkit. Taip, tai yra didelė kaina, dideli pinigai, kas gali susimokėti, bet kam jau tikrai yra labai blogai, sakykit, netylėkit. Tai va, mėlėjai, tokios transformacijos, tokių įdomių laikų gyvename. Yra mokamos paskaitos, kur tikrai nedidelė kaina, rašykit, sąrašas yra po įrašu, naujausi seminarai, mokymai taip pat išdedami po įrašu. Ir ką, mėlėjai, laukiu jūsų meditacijose. Laikas gali skirtis, šį kartą pirmadienį bus, kam įdomu klausytis įrašą, nes yra įrašas, tai tiesiog rašykit, noriu ir prijungsim jūs prie grupės, galėsite klausytis. Tai šiandien su jumis buvo Lingita, apsikabinu jūs visus, savo įžvalgas rašykit po komentaruose ir iki susitikimo.